Rankų darbo dovanos jau eilę metų madingos ir populiarios, o jeigu jos dar ir praktiškos, tada jau tikrai nerealu. Sutikite, kartais kalėdų dovanų maišelyje radus vilnonės kojinės ypač jaunesni šeimos nariai patempia lūpą. Tačiau tik atšalus, tos kojinės tampa labai reikalingos ir mylimos. Bet šis reportažas ne apie kojines. Šis reportažas tiems, kurie vis dar ieško kalėdinių dovanų. Visą šią savaitę Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre vyksta kalėdinė paroda mugė. Patikėkite, tikrai verta užsukti. Maloniai pabendrausite, įsigysite savo ir artimajam reikalingą ir naudingą dovaną. Jo, pasakokit, sakau, kiek parodos metu, būtent parodos metu, primesgėt kojinių? Dabar, per tas dienas. Aha. Per tas dienas? Taip. Nu gal aš numesgiau 3 poras. Tai čia vidurkis daug, mažai? Tai labai nedaug, nes Ir bendrauti žmonėm. dirbant nėra kada taip jau, pribėgant, namuose pabaigė, tai va, 3 poras per tą laiką tik tai numesgiau, per savaitę laiką. Tai, o taip tai, jeigu gerai prisėdus, tai per vieną porą padaryti. Populiaru. Tada jau Aha. sėdi visą pilną darbą dieną į dar biškiuką. Nes ne, žiūrint pagal kokį sudėtingumą darai. Madoj vilnonės kojinės vėl. Nu, perka. Didmiesčiai daugiau. Aha. Kaip čia Perka dovanom, perka savo, siuntimams Raseiniai. perka. Nu. Perka, bet didmiesčiai daugiau perka iš didmiesčiuose. Taip internetu pasiuntus, tai daugiau iš didmiesčiai prašo. Jo. Čia mūsiškiai gal patys daugiau mes. Daugiau patys mato mūsiškiai. Rasieniečiai iš vis labai daug moterų mes. Nu čia pas mus jo tas kraštas toks kūrybingas, ar ne? Jo. O Kadangi kokios... yra žaliava šalia, labai nebrangi žaliava, tai tikrai rasieniečių labai daug metančių yra. Čia mes nenustebėsim. O žiūrėkit, kas yra populiariau, tokios su raštais, spalvingos ar tos paprastos? Įvairiai. Įvairiai. O jaunimas, kurias labiau perka? Jaunesni Kaip? žmonės. Jaunesni žmonės, kurias mieliau renkasi. Kad jaunų nelabai atkreipia. Iš manęs tai vienspalvė daugiau. Aš kažkaip specializuojuos raštuose, tai va, mėgsta šiltas spalvas, neryškės, šiltas, švelnias spalvas ir minkštas kojines. Kandančių nelabai yra, kas specifiniai, kandančių nenori. O va tokias, va mažiukas, mažiutės, va šviesiam Lėliuką. Labai gaila, ar mažiau gimda, bet jau šiemet ir pernai, tai tendencija žemėja, mažėja. Nu, ant bet kokio. Kaip gražu. O čia kaip padaryta? Aš nežinau, kaip ta technika vadinas, bet čia yra žolytės, gėlytės. Aha. Ar pasiimi medžiagą, servetėlę ir su plaktuku. Kiekvieną lapelį, kiekvieną gėlytę. Primušti reikia, ar ne? Jo, primušti reikia.
Aš pirmą kartą girdžiu. Tai va mes irgi nežinojom, šiemet čia mums Danguolė. Atvirukus mes darėm, o aš pabandžiau ant medžiagos. Čia kažkokia technika nauja. Kaip Jo, įdomu. nežinau, kaip tai vadinas. O paskui, va, kai ant medžiagos, atvirukų čia neturim. Ne, čia kalėdinė. O ant medžiagos paskui reikia karštų lygintuvų užlyginti ir galima skalbti. Nu va, mes čia išmokom, mumis Danguolė išmokė mūsų mokytoja. Iš eilės jau jūs organizuojat va šitokias kalėdinės muges, kuriuose, na, iš tikrųjų ta prekyba tokia šiltais, jaukiais rankų darbo gaminiais. Šita prekyba vyksta jau daug metų, ko gero 5 metai ir prieš covidiniu tuo laikotarpiu, ir po covidinio laikotarpio, bet aš norėčiau pasakyti tokį dalyką, jeigu jūs manęs paklaustumėt, kokia pati populiariausia prekė. Tai pati populiariausia prekė, gaminys, tai yra kojinės, yra pirštinės ir nieko naujo čia nepasakysiu. Patys šilčiausi dalykai, kurie atlikti, numegzti, pasiūti, padaryti su meile, su šiluma, su pagarba ir panašiai. Iš tikrųjų, mūsų šita mugė, šitas visas pasirodymas būtent darbelių yra kaip ir kiekvienais metais gamintas per metus, daryta, moterys ruošiasi, renkasi į centrą per metus, į užimtumo kabinetą, ruošiasi ir namuose. Ir šitos prekės jau per daugelį metų mes tikrai patyrėm, kad jos yra paklausios, yra patrauklios, turim netgi savo pirkėją, džiaugiamės šiemet irgi gausa pirkėjų, tikrai labai gražų dėmesį parodė mūsų Raseinių savivaldybės administracijos darbuotojai, turėjom gausų būrį po tarybos posėdžio tarybos narių, kurie apsipirko, žadėjo grįžti ir tikrai gausiai bent aplankė. Aš visada sakau paprastą dalyką, svarbu ateiti, pasižiūrėti, pasiklausinėti ir po to grįžti, kažką įsigyti. Tikrai yra naujų dalykų, naujų darbų ir kas prie tų naujų, tai būtent vėl iš odos atsirado truputėlį gaminių, iš Vilties tako krautuvėlės, žaislai šitie tikrai čia yra naujovės, superinės tos avytės, meškutės, kurios gali nudžiuginti mažuosius mūsų Raseinių rajono arba miesto gyventojus. Šalikų naujų, ten žiūriu, jau tie visi tokie raštai yra nauji. Tai tie žmonės, tie, kurie ateina pas mus, yra tie patys, yra naujų. Ir čia moteris tikrai labai puikiai sugeba save reklamuoti, nors reklama jau pati už save sako, dirba nuo pačio ryto, anksti, dar kartais mes ir tik tai atsirakinėjam, jau jos čia juda, kruta, dirba, užsidegioja šviesas ir laukia tų klientų. O šiaip, mugė vyks iki penktadienio, dar kviečiam prisijungti. Tikrai žinau, kad ne visi dar įsigijo gaminių, tikrai žinau, tai pasižiūrėti, įsigyti, paragauti, nes čia mugė tokia, kurioje galima ir paragauti, ir pauostyti, ir paliesti, ir galbūt prisėdus per pietų pertrauką, kaip aš sakau, šito moterim, relaksą pajusti, palaikyti rankose virbalus. Tai geriausias relaksas, pasibuvimas drauge, idėjų gerų pasisėmimas ir aišku, ir naujų idėjų kažkokių, sakykim, galbūt atneš. Tai aš iš tikrųjų džiaugiuosi šitais žmonėm, kurie savanoriškais pagrindais kiekvienais metais nuo ryto laukia žmonių, kurie ateis, kurie pasižiūrės, kurie įsigys. Smagu, kai įsigyja, smagu, kad lankosi. Tikrai negaliu aš čia didžiuotis, kad čia labai didelė gausa, bet ateina tie, kuriems reikia, kurie mato per langus šypsenas, kurie mato išdėliotus stalus ir tai ir laukiam. Laukiam dar iki penktadienio, prisijunkit, kas turit noro, kas turit
kas turi tokių, sakyčiau, netgi specialių kažkokių tokių poreikių, tikrai čia šitoj mugėje rasite visą tai. Direktorė, priminkim darbo laiką nuo kada iki kada galima jau čia atvykti pas jūs į centrą. Darbo laikas yra įprastas nuo 8 ryto iki vakaro 17 valandos. Šitos moteris, noriu pažymėti, dirba be pietų pertraukos, taip. Pas mus labai įdomus darbo laikas, pietų pertraukos nėra. O jeigu taip dar atsirastų, kad kažkas ten šeštadienį, na, sekmadienį jau reikia ruoštis šventėm, šeštadienį tikrai duokit signalą, įleisim, pasižiūrėsim. Moterys pasiruošusios, turėjom tokių patirčių, tikrai, sako, ar galit mus įsileisti. Tikrai galim tą padaryti, ateisit ir įsigysit ir nusipirksit. Tai, žodžiu, lankykitės, ateikit, pasižiūrėkit, iš tikrųjų, medaus gausa, medaus, žvakių, dalyvauja ne tik tai šitos moterys, noriu pažymėti, yra iš nevyriausybinių organizacijų, įvairių nevyriausybinių organizacijų, nenoriu pažymėti, iš kurios jos čia gausiai jas atstovauja ir kaip ir minėjau, Vilties tako krautuvėlė ir ne tik tai galima čia pasižiūrėti gaminius, mes turim naują parodą, vadinasi Tyli spalvų kalba Kalėdų belaukiant. Taip, kad tikrai yra ką pasižiūrėti, ką pamatyti ir pabendrauti su kuo. Yra su kuo ir pabendrauti. Tik išlipom iš autobusą į tokią moteris. Gal turit neapnertų nosinaičių? Aha, galvoju, nauja idėja. Nežinau,